ir pasiruošę eiti meškiukų ir žiogelių grupės. Antra stotelė bus ten futbolas. Futbolą pradeda žaisti antra ir tai yra 12 peliukų ir lapiukų grupės. Trečia stotelė bus ten, kur gražus krūmai auga. Ten visi vaikai susipažins su lengvosios atletikos varžybomis. Ir bus barjerinis bėgimas, reiks bėgtis greitai ir šokinėti. Į šitą aikštelę pirmiausiai renkasi nykštukų ir kiškiukų grupės. Paskui visos auklėtojos pasilieka savo stotelėse, o vaikučiai keliauja iki 5, kol apeis visą ratą. Po visų varžybų renkamės čia. Lopšelis eina į aną pusę. Pas jūs 3 rungtis. Visas varžybėlės vienoj stoteliai tęsis 6 minutės. Paskui 4 minutės, kol jūs gražiai pereisit, susiaiškinsit taisyklės ir vėl užgrojus muzikai prasideda naujos varžybėlės. Varžybos prasideda muzika, baigėsi švilpuku. Susitarėm? Viskas, pasiruošiam, prasideda olimpinė diena. Sėkmės, vaikai!